Labas vakaras, mėly žiūrovai. Su jumis Top Sporto lyga transliacija iš Gargždų miesto stadiono, kur tęsiasi 7-asis A lygos turas. 24-asis Konstantinas Šulcas. Gera proga bangai, smūgis, Sesinė, bet susitvarko čia Giedrius Zenkevičius. Įtraukiant ją tarp tų stipresnių komandų, bet o čia kokia proga. Ir susitvarko Mantas Bertašius. Taip, susitvarko ir dar prieš jį yra prasižengiama. O čia visiškai laisvas kraštas, Tautvydas Burdzilauskas. Geras perdavimas, Sūduva vis dar su kamuoliu, smūgis. Pavyksta čia Antonijo Larai. Taip, besibaigiant kėliniui Sūduva atakuoja Gargždų bangas, smūgis iš labai arti ir čia Mantas Bertašius perima kamuolį Sūduva. Losonas su kamuoliu smūgiuoja, pavojingas smūgis. Perdavimas į baudos aikštelę, proga Gargždų bangai, šiek tiek per daug. Per toli nuo savęs susistabdė kamuolį gargždiškiai, bet jie vis dar su kamuoliu, smūgis. Greitai taip pat jį banga ir atsikovojo. Reidas į baudos aikštelę ir visai prie pat, net ne prie pat, o pačioje baudos aikštelėje buvo pergriautas bangos žaidėjas. O ir bangos žaidėjas čia lengvai galėjo ją surasti. Aišku, geltonos kortelės Ivanas Zotko neišvengs. Smūgis į vartus ir tikrai buvo pavojinga. Priminsiu, jog 20 valandą šiandien dar čia teks palaukti priminimo. Sesinio smūgis labai pavojingas. Ir tai yra viskas. Rungtynės baigėsi taikiu rezultatu 0-0. Įvarčių šiandien pelnyta nebuvo.